Labą dieną. Nepykit, kad sutrukdžiau iš Tele2 salono. Atėjo ką tik klientas pas mumis ir vėl su to telefonu sugedimu ir jis netiki, kad Ignas naudoja ir kuo puikiausiai veikia telefonas jam. Klientėgi, va, Ignas tikrai čia egzistuoja toks žmogus, va, galit, va, imkit Igną, va, pasakysiu dėl telefono, kad jokių problemų su Samsungu nėra. Labą dieną. Labą dieną. Nu, kaip jums telefonas, viskas gerai veikia? Viskas tvarkoj veikia. A, pas man nieks neveikia, 2 mėnesius panaudojau, nieko gero. Turiu Samsung Core Prime Lite telefoną, veikia pusantrą metų. Aš žinau, aš turiu lygiai tokį patį kaip jūsų, pas man neveikia, aš nusipirkau, nežinau, stryk pradėjo laginti ir po to, nežinau, batareika pradėjo kaisti ir užsidegė pats. Ar jūs turit antivirusą programėlę? Jo, turiu. Tai neturėtų laginti antivirusinį turėt. Tai dažniau valyti. Nu, greičiausiai jo, nežinau, aš turiu ir tą pakrovėją belaidį su Bluetoothu, irgi nieko gero, žinokit. Aš tai laidą naudoju ir viskas. Laidį pakrovėją. Reiks ir man pamėginti laidinį pakrovėją, bet geriausia per kompą, kai kraunu, labai greit pakrauna. Man kažkas per valandą pusantros pasikrauna. Pas man tai per valandą beveik, bet būna ir greičiau. Aišku. Čia tikrai, va, Ignas egzistuoja. Čia tikrai, gyva. Taigi, Ignai, dabar va sako man žmogus, kad čia tipo jūs iš kito salono ir mes susitarę. Tikrai ne, va, pasakyk gali. Nu, tikrai ne. Gerai, tada tikiu. Nu, va, matot, Ignai, viskas čia normaliai. Šiandien vėl 2 klientai buvo, prieš tai va skambinu, kaip tik va, jums sakau, reikia pakalbėti dėl tų telefoną, nes netiki žmonės, kad dėl Igno, paskui visi netiki, kad čia, tipo, kitam salonė Ignas dirba, mes susitarę su Tele2 skyriais ir tada, tipo, jau čia maklę sukam. Tikrai nesukam, ne, Ignai? Ne. Taip. Aš dar žadu kokią nors dieną atvažiuoti į Tauragę. Reikalojat šitą dar į saloną? Ir būtų labai labai puiku, jeigu suktumėte į mūsų saloną artimiausią jūs, Tauragiai. Galėčiau tada su jumis pakalbėti. Nu, būtų gerai, kad jūs suktumėt. Ar tikrai egzistuoja kitiems klientams? Nu, nes tie Telia, tie Bytės nerekomenduoju iš žmonių pasisakymų forumuose ir Facebook'ose. Nu, aš naudoju tik labas ir pildiką. Nu, pildikas tikrai problemų nėra, spėju, ryšys normaliai. Nu, 3G dabar naudoju, 4G sirikuoju. A dėl ko 4G? Gal netraukia, bokšto nėra pas jumis pastatyti? Nu, namuose nelabai kaip gauti. Prastai, 3G jau nebe tie laikai biški, vis tiek Ignai naujas technologijas, nauji telefonai. Tai va. Bet 3G darys greičiau. Taip. Palaukit Ignai, Giedrius Bagdonas rašykit dėl garantinio talono. Giedrius Bagdonas, 92 gimimo. Aha, gerai. Čia konsultantė, žinot, rašo jau dėl garantinio, nes jau telefonai garantinį dėsim tavo Giedrius, kur ką tik kalbėjot su Bagdonu. Tai va, netgi, kad Ignas egzistuoja ir jam su telefonu sako, nu visi pykti, va, dabar daviau pakalbėti. Dabar lyg ir patikėjo, kad jūs nesat iš kito skyriaus ir mes tikrai nemeluojam čia. Taip, Ignai? Taip. Nes netik, kad jums ten nestringa, viskas ko paigiausiai, kitiems viskas stringa, Androidas ten kaista, nesupranta nieks. Nu, man biškai pagaistas tas Androidas, šiek tiek. Nu, Bet išvalau programėlę, išvalau tokias liekanas ir vėl mūsų laiką įsima. taip, gerai. Spalio 1 gimimo, palaukit Ignai, spalio 1 gimimo metai jo. Aha, gerai, rašykit. Garantinis dėl strigimo, Androido softą rašyk. Aha, gerai. Čia, žinai, konsultantė šonė sėdi, rašo popierius pildo dėl garantinio įsiuntimo, žinai, telefonų. Tai va. Svarbu, bet viskas normaliai su telefonu, bet būtinai jūs sukit į mūsų saloną. Aha, gerai. Tada viskas puiku, labai nuostabu. Svarbu, viskas stringa. Nestringa viskas, ko puikiausiai Androidas veikia.
Aha. Nu taip, labą dieną. Norėjau paklausti dėl telefono. Palaukit, biški, Ignai, palaukit, atėjo klientas kažkoks vėl telefoną atnešė. Jo. Taip, Ignai. Neveikia Note 7. Dėl ko kokios problemos? Sudegė. Užkaito ir sudegė rankose pas mano draugą. Tai klientė, dėl Samsung Note 7 internete visi sklindo, kad tos baterijos sproksta tų telefonų. Ignai, jūs irgi girdėjot, kad sproksta? Taip. Klientas, palaukit. Nu, tai va, aš naudoju 7 Samsungą. Taip. Ir nieko gera. Stringa, lagina. Nu mes niekad nežinom, tikrai. Garantinė, eikit pas konsultantę, išpildys popierius. Gerai, viso gero. Gerai, visą gerą, malonu. Buvo vėl klientas, telefoną atnešė Samsung Galaxy Note ir... Aha. Ignai klausot? Ignai klausot? Ignai klausot? Labą dieną, Ignai. Eik tada. Labą dieną, Ignai. Klausot, Ignai? Labą dieną, Ignai, klausot? Su kažko girdėjau kalbėjot iš šiandien. Su ko jūs ten kalbėjot? Su žmogumi kalbėjau dėl televizijos. Gal jis nori kokį telefoną įsigyti, jeigu neturi? Atsinaujint, paklauskit. Neplanuoju šiuo metu. Pavyzdžiui, žinokit, aš turiu dalyjas interneto televiziją nemokamai. Nemokamai? Taip. Nemokamai bandymai būna. A, taip. Savaitėj. Taip. Laiko. Ir puikiausiai galima žiūrėti per telefoną. Šienas šiek tiek pasringa. Taip. O kiti net nenaudoja tokių dalykų kaip aš. Nu, svarbu internetas. O, bet greitas internetas tai lėtas? Greitas. Greitas labai, po kiek siunčiat labai greit? Nepasižiūrėjau, bet kiek žinau, kad greitas. Tiesiog apie 50 gramų sočiai matau. Va, ateina mano kolega biški. Va, su kolega biški. Palaukit, Ignai, kolega ateina su jumis pakalbėti nori. Nu, sveiki. Sveiki. Kaip jums ten viskas tvarkoj, man pasakoja mano draugelis su kolega, kad jums ten tas viskas veikia, viskas tvarkoj? Viskas tvarkoja. Aišku, gerai. Aš irgi va turiu, naudoju Samsungo naujausią, viskas gerai veikia. Eik, tu naku, aš nebegaliu. Šungarinė, jūs saugok. Tai, blet, tu pradėjai.